Labas, Kostai. Sveikas, Jūrai. Su jumis netikėtai susitikome namų pasaulio parodoje, buvo nuostabus stendas ir iš tikrųjų labai norėjau jūs pakalbinti daugiau. Tai kas yra Vesta? Tai šiais metais mums rugpjūčio mėnesį bus 5 metų gimtadienis, pradėjom dirbti tik su saulės elektrinėm, vėliau išsiplėtėm, pradėjom siūlyti akumuliacinės sistemas, elektromobilių krovimo stoteles, visai neseniai prieš metus atsidarėm šilumos skyrių, kur siūlome šilumos siurblius, oras vanduo, oras, kondicionieriai. Šiuo metu turim 109 darbuotojus, esam lyginant su saulės elektrinėm pagal darbuotojų skaičių didžiausia įmonė Lietuvoje. Stipriausia mes esame energetiškai išmaniuose namuose, kad galim pasiūlyti viską iš vienų rankų. Tai reiškia, nereikės klientui pirkti kondicionierius iš vienos įmonės, elektrinės iš antros, elektromobilio stotelės iš trečios. Mes pasiūlom viską iš vienų rankų, teikiam servisą, aptarnaujam tiek šilumos siurblius, tiek elektromobilių stoteles, tiek saulės elektrinės. Aišku, pagrindinis mūsų varikliukas tai yra saulės elektrinės. Turime net 5 filialus visoje Lietuvoje - Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir neseniai atsidarėm Utenoje. Tai kiekvienas klientas, kuris nori, gali atvykti pas mus į vietą, pasikonsultuoti, vadybininkas patars, pažiūrės, padarys namo projektą, jeigu reikės, atvyks į vietą, apsižiūrėti. Ir tas yra labai svarbu, tolstant nuo kliento, jūs išlaikot tą ryšį, reiškia, bendraujat su juo tiesiogiai, važiuojat pas juos ir kaip pats paminėjai, pas jūs irgi vėlgi klientai atvažiuoja ir pokalbius turit čia ir analizuojat jų poreikius, tas yra labai džiugu. Labas, Evaldai. Sveikas, Jūrai. Atvykome į vieną iš jūsų naujesnių objektų, tai papasakok, kas čia sumontuota. Šitam name turim sumontavę saulės elektrinę, šilumos siurblį, realiai padarė viską iš energetinės pusės, ko reikia namams. Tai štai čia, jeigu pasižiūrėsim, yra Samsung šilumos siurblio išorinis blokas. Kuo jis išsiskiria, kad tai naujos kartos monoblokas. Tai reiškia, kad mes visą įrenginį turim išoriai, kas liečia šildymą, viduje tik tai karšto vandens talpa. Tai šitam šilumos siurblį naudojamas naujos kartos dujos, propanas, kuris yra kur kas saugesnis ir mažiau žalingas aplinkai. Tai taip atrodys visi šilumos siurbliai netolimoje ateityje. Papasakok, nuo degimo klientų užklausos, kaip atrodo visas procesas? Procesas atrodo taip, kad žmogus nori saulės elektrinės, tebūnie įmam šitą segmentą, užpildo užklausą, vadybininkas susisiekia su juo, patikrina jo elektros suvartojimą, kokį dydžio elektrinės jam reikia, pasižiūrėjo namo kryptį, stogą dangą, galbūt klientas nori ant žemės dėti, atvyksta į vietą klientas, apskraido dronų, padarome projektą, po projekto nusiunčiame klientui išdėstymą, elektros pirminės generacijas, kiek jis gali tikėtis elektros, pasižiūrime, ar yra šešėlių kažkokių medžių krentančių, tada padarom pasiūlymą, pasidarom sutartį, sumontuojam ir tada atsiunčiam visus reikalingus dokumentus APO paramai gauti. Kostai, kokios yra dažniausiai daromos klaidos pasirenkant saulės jėgaines? Klaidų gali būti daug. Pirmas, tai nežinoma, kokio dydžio elektrinės reikia. Tai kai klientas suvartoja labai daug elektros, o nori imti mažą elektrinę, pasistato mažą elektrinę su galimybė ateityje galbūt daugiau, dabar net nesistato. Praeina metai 2, jis jau nebegali papildyti, jų turimų modulių nebėra, dydis jų išmatavimai skiriasi, inverteris nebetinkamas, nes buvo dėtas tokios galios, kokios tuo metu reikėjo. Arba kitas dalykas, nori sutaupyti klientai ir statosi patys. Tai nusiperka tik įrangą, susimontuoja patys, jokių garantinių nėra, tada stogas pradeda leisti vandenį, moduliai būna kreivi ir tada kreipiasi vėl į mus, kad atvažiuotume, numontuotume ir užmontuotume iš naujo. Ar geras iš tikrųjų laikas dabar užsisakinėti? Šiuo metu yra geriausias laikas. Jeigu lyginsim, pavyzdžiui, 2 metai atgal, elektrinės kaina atpigo ant 40%, APO parama, valstybės duodama parama išliko praktiškai tokia pati iki šių metų vasario. Tai jeigu atpigo 40% elektrinė, bet elektros kaina yra praktiškai ta pati, kaip ir buvo prieš metus, tai atsipirkimas pagreitėjo, irgi ant 40%. Dabar, grubiai tariant, 3,5 metų, jeigu be paramos, 2,5 jeigu su parama. Kieme turėjome šilumos siurblį, tai vidinėje dalyje, kas montuojasi karšto vandens ruošimo talpa. Tai čia mes turime didelę talpą, realiai, kurioje ir yra viduje karštas vanduo. Kadangi turime pilną Samsung sistemą, tai ir pats valdiklis yra Samsungo. Visas meniu yra lietuviškai, tai patogu naudotis netgi vyresnio amžiaus žmonėm. Čia galime nustatyti tiek mūsų vidinių patalpų temperatūras, galime pasirinkti kokios temperatūros
temperatūros karštą vandenį palaikyti. Na ir faktas, šita karšto vandens ruošimo talpa jau yra paruošta išmaniajam tinklui. Tai reiškia, kad jeigu dienos metu mes turim perteklinę saulės elektrinės gamybą, kad jos neduoti į tinklą, mes galim prikaitinti boilerį ir tik tada atiduoti perteklinę energiją į tinklą. Taip taupysim pasaugojimo mokesčių, na ir faktas, efektyviau susinaudosime pasigaminamą elektros energiją. Štai čia turim sumontuotą Solax hibridinį inverterį, kuris gali dirbti su baterijom, tai vat jos apačioje ir yra. Šios sistemos vienas didžiausių privalumų, jog dingus elektros energijai tinkle, sistema namus gali užmaitinti iš baterijos. Tai įvyksta momentiškai per 10 milisekundžių, tai iš tiesų nespėja net elektros lemputės sumirksėti. Kita nauda, tai turint ribotą atidavimą į tinklus, tarkim, mums per metus reikia 10 000 kWh pasigaminti, tačiau ESO išduoda sąlygas tik tai 5 kW generuoti į tinklą. Šitoj vietoje viską, ką generuoja virš 5, dienos metu mes galime pasidėti į baterijas ir arba ją susinaudojam vakare, arba atiduodame į tinklą tuomet, kai saulės elektrinė generuoja mažiau. Tai su tokia sistema mes pilnai apsirūpinam visą savo metinį elektros energijos poreikį ir nebereikia pirkti brangios elektros. Na ir svarbiausias turbūt klausimas, kaip patogu yra naudotis vartotojai visais šiais sprendimais, šildymas, baterijos, galbūt elektromobilio krovimas. Papasakok. Taip, tai šiuo atveju naudojimas yra pakankamai paprastas, visus duomenis klientas mato išmanaus telefono programėlėje, jos gali reguliuoti, bet įdomesnė tokia dalis, kad klientui kartais net nereikia įsitraukti, nes pavyzdžiui Solax inverteris komunikuoja tiesiogiai su Samsungo šilumos siurbliu, kad efektyviai išnaudoti generuojamą elektros energiją. Tai vėlgi, jeigu mes generuojame elektros energiją, kurios nesunaudojame ir įprastai atiduotume į tinklą, inverteris duoda signalą karšto vandens talpai, kad prikaitinti ją. Lygiai taip pat, jeigu turim didesnės patalpas, akumuliacinę talpą, mes galim prisikaitinti tada, kai ta elektros energija yra gaminama, arba netgi, kai jos kaina yra pati žemiausia biržoje. Turiu dar tokį klausimą. Ar jau yra toks sprendimas, kad, pavyzdžiui, mes dabar esam dieną, tarkim, elektra rinkoje yra brangesnė, baterijos yra pilnos, namai veikia, šildymas ar kiti dalykai, vaikas, tarkim, arbatą keičiasi iš baterijų ir pastoviai taip dirba sistema, žiūrint į elektros kainas tinkle, pasipildo nuo saulės, išsinaudoja, pasipildo, išsinaudoja. Ar jau kažkas tokio yra? Labai gerai, kad paklausai, Jūrai, tai ta sistema priešais tave, tai Solax energijos kaupimo sistema visą tai gali ir padaryti. Jinai mato elektros biržos kainas, tu gali sudėti kainų skirtumus, pagal kuriuos įsikrauna arba parduoda elektros energiją ir visai netolimoje ateityje dar galės iš baterijos uždirbti, balansuodamas ESO tinklą. Tai ta ateitis tikrai priklauso baterijoms. Ir šitos baterijos gali tai padaryti. Tai ką, labai įdomi informacija, ačiū tau ir smagu, kad inovuojat, smagu, kad prisidedate prie dar daugiau tvarumo mūsų šalyje. Net nebijoju, kad pasimatysime dar sekančiose jūsų, kaip sakyt, projektuose ir papasakosit vėl apie naujoves. Taip, Jūrai, tikiuosi susitiksim, ačiū šiaip už gerus, už teisingus klausimus, malonu pašnekėti. Iki. Iki.